Sveiki, Subaru komanda. Noriu Jums pristatyti visiškai naują Solterra. Tai pilnai atnaujintas modelis, nuo vidaus iki išorės. Atnaujintas dizainas, salonas, išorė ir, žinoma, svarbiausia, elektrinė dalis. Naujoji Solterra dabar turi didesnę bateriją, gali nuvažiuoti daugiau nei 500 km viena įkrova, bei daugiau nei 340 arklio galių. Tai reiškia, kad šiuo metu tai greičiausias automobilis savo segmente ir vienas iš greičiausių mūsų modelių apskritai. Be visų dizaino pakeitimų yra ir daug vidinių patobulinimų, kurių iškart nesimato plika akimi. Dėl padidintos galios ir patobulintos elektrinės dalies, Solterra yra Subaru elektrinės gamos pagrindas, nuo kurio atsispirdami pristatysime ateities modelius. Taigi kviečiu pasižiūrėti iš arčiau, apžvelgsime tiek interjerą, tiek išorę ir atliksime visapusišką apžvalgą, kad būtų aiškiau, kuo naujoji Solterra išsiskiria iš kitų. Pradėkime nuo automobilio priekio. Čia turime visiškai naują priekinę dalį su nauju dienos šviesų ir posūkių žibintų deriniu. Pagrindiniai žibintai taip pat atnaujinti. Šviečia ryškiau, toliau ir turi naujus paslėptus plovimo purkštukus, kurie elegantiškai integruoti po korpusu. Apžvelgsime visą priekinę dalį, kad galėčiau pristatyti visus pokyčius. Atskyrus dienos žibintus nuo pagrindinių žibintų, atsirado daugiau vietos didesniems priekinių žibintų šviesos moduliams. Šiuose žibintuose sumontuotos dienos šviesos. Viršuje ir apačioje. Posūkių signalas sumontuotas per vidurį ir padalina priekinį žibintą į dvi sekcijas. Šios šviesos veikia, kai vairuojate šviesiu paros metu. Kai sutemsta ar pablogėja oro sąlygos, automatiškai įsijungia nauji adaptyvūs žibintai. Pagrindiniai Solterra žibintai šviečia ryškiau ir apšviečia didesnį atstumą. Solterroje montuojami matriciniai žibintai. Žibintai automatiškai perjungia ilgasias ir trumpasias šviesas, kaip ankstesnėme Solterros ar Outback modeliuose. Solterroje taip pat įdiegta posūkius apšviečiančių žibintų sistema. Ji papildomai apšviečia tą kelio pusę, į kurią sukate vairą. Šitaip lengviau matyti kelio kraštus ar kliūtis siaurose keliuose. Apibendrinant, atskyrus šviesos modulius ir juos patobulinus, dabar žibintai šviečia ryškiau, toliau ir patogiau. Patobulinus automobilio priekio dizainą, Solterra tapo aerodinamiškesnė. Sumažėjo oro pasipriešinimas, todėl automobilis važiuoja tyliau ir naudoja mažiau energijos. Subaru logotipas dabar vientisas ir vienos spalvos. Greta sumontuota priekinė kamera. Toliau už grotelių sumontuotas deflektorius. Iš išorės to nesimato, bet jį galima uždaryti, kad sumažėtų oro pasipriešinimas. Dėl šių patobulinimų naujoji Solterra efektyviau naudoja energiją, gali įveikti didesnį atstumą viena įkrova, o salone girdima mažiau triukšmo. Priekinį dangtį dabar dengia subtilus, sportiškas apvadas, kuris suteikia automobiliui dinamiškesnę išvaizdą. Dėl atnaujinto priekinės dalies dizaino pagerintas vairuotojo matymo laukas. Žvelgiant į automobilį iš šono, pastebėsite, kad Solterra ratų arkos nudažytos blizgiais Mica Metallic dažais.
Jos dažomos Mica Metallic dažais nepriklausomai nuo modelio spalvos ar komplektacijos. Ratlankiai taip pat nauji. Limited versijoje montuojami 18 colių ratlankiai. 20 colių ratlankiai montuojami Touring ir Touring Plus komplektacijose. Naujieji ratlankiai komplektuojami su nuimamais aerodangteliais. Kita automobilio dalis, kuri buvo atnaujinta, yra šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai. Veidrodėliai tapo aptakesni. Juose įdiegtas mažesnis posūkio signalas. Pats veidrodėlis liko tokio pat dydžio, kad užtikrintų puikų matomumą. Nors ratų arkos ir nudažytos blizgia danga, apatinė šoninė dalis yra iš struktūrinio plastiko, kad būtų atspari pažeidimams nuo akmenukų ar kitiems įbrėžimams. Eidami toliau, visas šoninis dizainas liko ištikimas Soltero stiliui. Bet yra ir naujų, vos pastebimų detalių. Vienas iš didžiausių pasikeitimų, kurio plika akimi nepamatysi, yra langų konstrukcija. Dabar šoniniai stiklai dvisluoksniai, laminuoti kaip ir priekinis stiklas. Tai suteikia geresnę garso izoliaciją, mažiau triukšmo ir daugiau komforto salone. Įkrovimo jungtis taip pat patobulinta. Ji turi geresnę gumos izoliaciją, kad į lizdą nepatektų vanduo ar dulkės. Įkrovimo kintamas srove gale siekia 11 kW. Greitasis nuolatinės srovės įkrovimas naudojant CSS jungtį siekia iki 150 kW. Pats dangtelis yra tvirtesnis, lengviau užsidaro bei geriau apsaugo įkrovimo lizdus. Jį lengva atidaryti bei uždaryti. Atnaujinant modelį, vienas svarbiausių Subaru tikslų buvo sumažinti triukšmą salone. Kadangi elektromobiliai neskleidžia variklio garso, kiekvienas pašalinis garsas tampa labiau girdimas. Taigi vienas didžiausių iššūkių kuriant elektrinius modelius yra padaryti juos kuo tylesnius. Subaru gerokai patobulino naujojo modelio garso izoliaciją. Arkose sumontuoti triukšmą slopinantis komponentai, kad mažiau triukšmo sklistų nuo ratų. Kiekviena ertmė, kurioje yra oro, rezonuoja ir sustiprina triukšmus. Subaru identifikavo visas šias ertmes ir jas užpildė izoliacinėmis medžiagomis. Taigi bet kokios konstrukcinių ar apdailos detalių tvirtinimų ertmės buvo užpildytos. Kitaip tariant, viskas, kas galėjo skleisti garsą, dabar sugeria jį. Taip pat pakeistos guminės įvorės pakaboje, kad važiuoklė būtų komfortiškesnė. Įdiegus dvigubus laminuotus šoninius stiklus,
Sumažinus ratų triukšmą bei įdiegus kitas triukšmo slopinimo priemonės, automobilis tapo tylesnis bei komfortiškesnis. Tai didelis kokybinis šuolis, lyginant su ankstesniu modeliu. Iš pirmo žvilgsnio galas atrodo panašus į ankstesnio modelio, bet čia rasime nemažai pokyčių. Kalbame apie visapusišką Solterra modelio evoliuciją. Tad nors detalės ir mažai pastebimos, jos gerokai patobulina naująjį modelį, lyginant jį su jo pirmtaku. Šią detalę pastebėti lengviausia. Subaru nusprendė pašalinti logotipą ir vietoje jo naudoti matinės juodos spalvos užrašus Subaru ir Solterra. Be jokių papildomų EV ženklų ar blizgučių. Šie užrašai juodi visose modelio versijose, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos. Kai greta nestovi ankstesnės kartos modelis, šį pokytį sunku pastebėti. Bet galinis sparnas dabar yra didesnis ir aukštesnis, kad pagerintų aerodinamiką ir sumažintų oro sūkurius už automobilio. Ši detalė taip pat leido padidinti energinį automobilio efektyvumą. Finishing of the car. So with this, you are improving the aerodynamic of the car in total, meaning more efficient, longer range. Apart from this, as you already know, kaip ir ankstesnėme modelyje, viršuje turime iš dviejų dalių sudarytą aerodinaminį elementą. Šie sparnai kiek pailginti, pasikeitė jų kampas, kad oro srautai lygiau tekėtų aplink automobilį. Per centrą nukreipiamas oro srautas taip pat nuvalo galinį stiklą nuo lietaus. Taip pat patobulinta galinio vaizdo kamera. Pagerintas galinio stiklo šildymas. Šiame modelyje klientas gali pasirinkti, ar naudotis įprastu galinio vaizdo veidrodėliu, ar galinės kameros vaizdu. Svarbu turėti galimybę rinktis, nes vaizdo kameros vis viena turi apribojimų. Kamera nėra tokia greita kaip žmogaus akis. Be to, žvelgiant į kameros vaizdą, akis turi spėti susifokusuoti ir prisitaikyti. To nereikia, kai norima tik žvilgtelėti į įprastą veidrodėlį. Todėl nenorime atsisakyti įprasto veidrodėlio. Paliekame pasirinkimą vairuotojui, kurį režimą, kokioje situacijoje jis nori naudoti. Ir dar vienas labai praktiškas patobulinimas. Vilkimo galia padidinta nuo 750 iki 1500 kg. Tai reiškia, kad dabar galima tempti priekabą ar net lengvą kemperį. Sveiki atvykę į visiškai atnaujintą Solterra saloną. Kaip matote, visos medžiagos, dizainas ir funkcionalumas pasikeitė iš esmės. Tai turbūt svarbiausia automobilio dalis ir vairuotojo darbo vieta, kurioje praleisite daugiausia laiko. Subaru išklausė tiek klientų, tiek atstovų pastabas ir įgyvendino daug pageidavimų. Pavyzdžiui, pakeitus priekinės konsolės dizainą, pagerintas prietaisų skydelio matomumas. Šis skydelis taip pat atnaujintas. Kai kurie klientai klausia, kodėl Solterra neturi projekcinio ekrano ant priekinio stiklo. Atsakymas paprastas. Solterra prietaisų skydelis įdiegtas tiesioginio matomumo zonoje.
Į jį paprasčiau susifokusuoti, nereikia mėtytis tarp skirtingai apšviestų ir skirtingų atstumų esančių informacijos šaltinių. Todėl Solteroje naudojamas raiškus, ergonomiškai akių aukštyje sumontuotas prietaisų skydelis, netitraukiantis dėmesio nuo kelio. Kai kurie gamintojai visiškai atsisako prietaisų skydelio ir informaciją teikia tik centrinėme ekrane. Subaru laikosi priešingo požiūrio. Subaru – automobilis vairuotojui. Vairuotojas, o ne ekranai, yra dėmesio centre. Prietaisų skydelyje pateikiama visa svarbiausia informacija. Ji vaizduojama tiesiai prieš akis, o mažiau svarbus dalykai didžiajame centrinėme ekrane. Patobulinto vartotojo sąsaja, kad dažniausiai naudojamos funkcijos būtų pasiekiamos net važiuojant. Pavyzdžiui, kas kartą užvedus automobilį aktyvuojamos pagalbinės sistemos. Now you have a very quick and easy system to, if you want to turn something off, you have... Greta klimato valdymo mygtuko ekrane yra dažniausiai naudojamų funkcijų piktograma. This is frequently used things that you might want to use, turn off. So if we Ją paspaudus matome dažniausiai naudojamos funkcijas. Pavyzdžiui, aš nenoriu naudoti įspėjimo dėl nuokrypio iš eismo juostos, aklosios zonos stebėjimo, avarinio stabdymo asistento ar kelio ženklų atpažinimo. Road sign assistance is both, of course, the visual part where it shows the actual speed of the limiter that's coming in front of you and the road sign. Norint funkciją išjungti, tai reikia paspausti mygtuką. I turn them off. No sound, no visual impact on you when you are driving. But you have to do it every time you ignite the car. Also for your convenience, you have comfort and convenience. Paslinkus ekraną į dešinę, matysite visą pagalbinių sistemų išklotinę. You might want to use or not want to use, or you have the driving assist, the proactive driving assist if you want to activate it or you want to deactivate it. Mėlynai rodomos piktogramos simbolizuoja įjungtas funkcijas, baltos išjungtas. So in this case, if I put max heat, it will illuminate and then it will turn off. So for your convenience as the driver, you can use this sort of quick menu over here to get immediately to the things that you use most currently. Other part, Pats ekranas dabar yra didesnis. much bigger screen. Anything Pasikeitė klimato kontrolės valdymo sąsaja. You see I have it off now. We put it on auto. You just have the flick of your switch to adjust to the temperature. Klimato kontrolės valdymo piktogramos yra visada matomos. Regardless of heating of the steering wheel. Temperatūrą galite koreguoti pirštu liečiant jutiklį. Adjusted over here. Vairo ar sėdynių šildymo piktogramos yra atvaizduotos vienoje juostoje. Muzikos garsą galite reguliuoti fizinę rankenėlę. Fiziniu mygtuku išjungsite ir įjungsite centrinį ekraną. Mygtukais valdomas priekinio ir galinio stiklo bei veidrodėlių šildymas. Priekinis ekranas dabar aiškesnis. Jame pateikiama tik svarbiausia informacija vairuotojui. Visa nekritinė informacija rodoma centrinėme ekrane. Prietaisų skydelio paskirtis yra perteikti realiu laiku vykstančią informaciją. Išliko ta pati kvadratinė vairo stilistika. Taip vairas neužstoja kelio bei prietaisų skydelio. Užtikrinamas geresnis matomumas. Ant vairo rasite fizinius valdymo mygtukus. Nebėra atskiro vieno pedalo režimo mygtuko. Vietoje jo yra rekuperacijos valdymo sistema su 2 mentelėmis už vairo. Jei norite daugiau regeneracijos ir stipresnio stabdymo, spaudžiate dešinę mentelę, jei mažiau – kairėje. Vidurinėje konsolėje nebeliko blizgios juodos plastiko apdailos. Naujame modelyje naudojamas minkštesnis matinis plastikas, kuris yra atsparesnis įbrėžimams. Čia taip pat įrengtas belaidis telefono įkroviklis 2 telefonams – vairuotojui ir keleiviui.
Centrinės konsolės mygtukai liko nepakitę nuo ankstesnės versijos. Medžiagos visur yra minkštos, malonios liesti bei atsparios. Šią konsolės apdailos tekstūrą praminėme drambliuko oda. Ji minkšta liesti bei labai atspari. Elephant skin, soft to touch, but sort of resistant, looks more neat, more nicer. You might notice also that in this particular car, Ši konkreti versija Touring Plus turi juodą ir mėlyną interjero derinį. Tokia spalvų kombinacija nebus prieinama mūsų rinkoje. Mūsų šalyse automobiliai bus siūlomi su vientisu juodos spalvos interjeru, kur sėdynės, jų šonai ir priekinė konsolė juodos spalvos. Ekrane nesimato, bet čia patogiai įrengti puodelių laikikliai. Taip pat yra daiktadėžė, kurią galima atidaryti iš abiejų pusių. Galinio vaizdo veidrodėlis turi du režimus – įprastą veidrodžio ir, kai jį palenkiate, įsijungia kameros režimas. Režimus galima paprastai perjungti, priklausomai nuo poreikių ir kelio sąlygų. Sėdynės taip pat atnaujintos. Storesnis paminkštinimas, geresnis šlaunų atramos kontūras. Sėdėti tiesiog patogiau ir minkščiau, tad važiuojant toliau mažiau pavargsti. Ir žinoma, panoraminis stogas, kurį rasite Touring Plus komplektacijoje. Dabar jis platesnis ir ilgesnis. Stiklas yra vientisas. Jame nebeliko jį dalinusios vidurinės atramos. Dėl to į saloną patenka daugiau šviesos, o viduje atrodo, kad erdvės dar daugiau. Grįžtant prie malonių estetinių elementų, visą centrinę konsolę puošia LED apšvietimo juosta. Galite pasirinkti jums labiausiai patinkančią spalvą – žalią, raudoną, visas vaivorykštės spalvas. Jei norite, šią apšvietimo juostą galima ir visiškai išjungti. Šviesos juosta veikia ir kaip įspėjimo sistema. Kai kažkas yra automobilio aklojoje zonoje, juosta ima šviesti. Taigi ji nėra tik gražus priedas, ji ir padeda vairuotojui. Pagrindinis ekranas dabar greitesnis ir jautresnis. Viskas veikia sklandžiau. Besides that, it is actually, I would say, a bit faster. It's more responsive and everything. Meniu logika liko panaši, bet rasite ir naujų funkcijų. Ko gero svarbiausias naujosios Solterra pranašumas – baterijos paruošimo įkrovimui sistema. Ši sistema – didžiulis automobilio patobulinimas. Mūsų šalyse dažnai būna šalta, o elektromobilių baterijai įkrauti reikia tinkamos temperatūros. Optimali baterijos įkrovimo temperatūra yra apie +25 laipsniai šilumos, nors pas mus už lango dažnai būna ir +5, ir 0, ir net -10. Iki šiol klientai skundėsi, kad žiemą įkrovimas labai sulėtėja. Pavyzdžiui, vietoje 150 kW įkrovimo galios jie matydavo tik 40 iki 50 kW, nes baterija buvo šalta. Dabar tai praeitis. One of the main things we have to remember is that 150 kilowatts is the maximum kilowatts at optimal condition that the car can actually receive. But we have also had customers that, okay, I'm driving and it's 0 +1 degrees, I only see 40,
45 kilowatts of charging. That is now history because with the Naujoji Solterra turi funkciją, kuri iš anksto pašildo bateriją iki optimalios temperatūros prieš atvykstant į greitojo įkrovimo stotelę. Taip pasiekiamas maksimalus įkrovimo greitis, net jei lauke šalta. But the gain is actually when you enter the DC charging station, you will have optimal charging credentials to actually charge the car as fast as possible. Šią funkciją galima įjungti rankiniu būdu arba leisti, kad sistema tai padarytų automatiškai pagal navigaciją ir kelionės maršrutą. Or you can go by battery preconditioning linked with the navigation. So if this is blue and then I go to my navigation, Pavyzdžiui, jei nustatote kelionę iš Malmės į Stokholmą, navigacija pati suskaičiuos, kur ir kada sustoti įkrauti baterijos ir kada pradėti šildyti bateriją dar prieš atvykstant į stotelę. Taip, baterijos įkrovimas vyks greičiau ir efektyviau. When I get even regardless of what type of outside temperature it is, it will preheat the battery for have maximal kilowatts when I start charging at DC first stop. I will have maximum for the next stop and I would maximum at each and every stop that I have mapped out in the navigation. This is a huge improvement and it also makes the EV life much easier than before. If you don't want to use the Jei naudojatės kitomis navigacijos programėlėmis, pavyzdžiui Google Maps ar Apple Maps, ši funkcija neveiks automatiškai. Baterijos paruošimą reikės įjungti rankiniu būdu. Paprastai užtenka 45 iki 50 minučių pašildymo, kad baterija pasiektų tinkamą temperatūrą prieš greitą įkrovimą. Preheating of the battery before you actually going into the charger station is the normal type of preheating or preconditioning that is needed to get the optimal temperature when you start charging. Jei naudojate gamyklinę navigaciją, sistema viską padarys už jus. So this is one of the big things that is actually improved in the new Solterra. Solterros maksimali įkrovimo galia siekia 150 kW. Bet maksimali galia nėra tiek svarbi, kiek svarbu tą galią išlaikyti viso krovimo metu. Įkrova gali siekti ir 500 kW. Bet ji neturi prasmės, jei ši maksimali riba pasiekiama vos kelioms sekundėms. Taigi svarbu ne tik pasiekti 150 kW galią, bet ir išlaikyti stabilų įkrovimo greitį visos įkrovimo sesijos metu. Su nauja baterijos pašildymo sistema Solterra išlaiko tolygę įkrovimo spartą. Tad Solterra vairavimas ir mūsų klimate tampa kur kas paprastesnis.